O, nu tai va, mašinas mištos neperkam, aš taip suprantu, ne? Tai bomba. Nutraukytas grėdas. Ką jūs galvojat? Sveiki pirmadienį. Gal apsikirpčia visai man reikėtų? Bent jau aš taip galvoju. Gal ir reikėtų, bet gale savaitės, kaip tik Artūriko gimtadienis, apsikirpsim. Atsimenat BMW, kur pirkau? BMW pardaviau Robertui. Visai gražiai išlipdė. Jei kažką domins, galit kreiptis pas mane, nukreipsiu pas Roberto arba tiesiai pas Roberto ir įsigysit šitą akį traukiantį automobilį. Ką turim? Buvom biškį pailsėt, nupirkom X5. Brolis važinėjo, permovė ratus jam. Tai visai gal ir atsigavo. To tik išplausim ir sufotkinsim. Faros va skaidrios, gražios. Ratai tik nelabai va gražažas visi murzini. Nu bet nieko, to išplausim. Nupirkom iš 3000. 3000 euriukų. Tai va toks va feisas. Juodas ant juodo, ten žemini ratai va dar guli. Tokie va buvo įdėti. Opa. Čia nelabai aišku gal pamatysim, bet ant gerų padangų. Žieminių. Ne, pamatysim čia taip suspausti jie. Gal šitus ratus žmonėm paliksim, kas nesiderės dovanų. Kam jau mums reikalingi. Tik servise paskui garaže užims eilę vietą. Brolislavas va. Dažnas dabar bus kameroje kaip X-as. Vertinam. Ledinis. Ledinis? Naujas. Naujas? Gerai važiuoja dabar? Ant šitų ratų. Niekas nepasikeitė. Ne? Va, panorama. Panorama aišku neužsidaro. Tai jau būtų gaila. Va toks va juodas Rekaro salonas. Telekiukas, persiūtas vairas. Važiuojam į Moikę. Išplausim. Ir atfotkinsim. Įdėsim į skelbimus. Ir būtų zaibis, kad šiandien parduotume. Bet jeigu šiandien mes jį parduosim, su kom brolis namo važiuos? Ar brolis namo nevažiuos, liks pas brolį? Su Mersu, duosime Mersą, tegul su Mersu važinė. Bet su ko aš paskui salę ryte važiuosiu? Su autobusu. Su autobusu. Tai ir taip aš vos ne vos 6 ryte atsikeliu. Tai dar jeigu savo tikų reiktų liekti, čia 5 keltis reiktų. Tai ką, važiuojam iš Varos brolius. Išsiplaunam. Oras, žinokit, labai geras oras. Taip gera pavasarį, vasarą, rudenį, kada šilta, gerai, net tą žiemą niūrė. Ir žmonės atsigavę, ir visi atsigavę. Tai va, rytoj kovo 11. O Švaros broliai vėliava plazdena, o mes važiuojam iš Švaros brolius plauti X-o. Gerai, plaunam, metam į skelbimus. Ai, atvarys žmogus parodyt F11 už 5 štukas. 5-6. Žiūrėsim, gal ir nupirksim. Tai vat lauksim jo dar. Sakėt, kad noriu žiūrėti, kaip perku mašiną. Kažkur pabandysiu. Gal čia nelabai rodysiu, bet kažkur pabandysiu kažką priparint. Va, kaip brolis va tą pafilmavo dėdą, kurium patiko. Gerai gavosi, ne, serijai? Labai gerai. Tai vat. Tai pabandysim kažką tokio, kad brolis pagaudytų kadrų. Kol kas tiek. Plaunam automobilį. Varom fotkinti. Fotkinsim, gal ir pafilmas broliukas. Iki pasimatymo. Parodysiu jums, blemba kaip čia, kaip vyksta autopadboras, automobilio parinkimas į Ukrainą. Va, matot, kokį gražiai jau X-as nuplautas, nufotkintas, paruoštas. Ir jau atvykęs va klientas. Klientas renka automobilį į Ukrainą. Kompą va ten pajungęs. Kompą pajungė, dažų matuokliais apėjo visą. Ką žiūrė, čia matavo su dažų matuokliu. Dabar sakė, toj prasivažiuos, ten visi išsiųs į Ukrainą. Ir tada duos atsakymą. Taip, taip, ne, ne. Tai va. Tai va, taip ir gyvenam, norėtųsi dar kažką šiandien nupirkti. Jis va, brolis vaikščia be darbo, grinai va slampėje. Ko čia slampėje be darbo? Kur variantai? Kišenį. Kišenį? Trauk.
Opa. Alio. Penktas dar vienas. Opa, kur lekiam. Važiuojam prie Vijanos. Tai va, ieškam dar ką nupirkti. Ir rodom tuo pačiu X5. Čia labai ilgai užtrunks, apie 20 minučių pusvalandį net. Dar prasivažiuos, pasižiūrės, nu ir karoči. Kol kas su kompo klaidas nutrynė, dar net kapotą neuždarė. Žiūri, kas ten yra. Ten klaidų turi būti normaliai. Sena mašina, nenauja, nėra čia ko norėti. Tai kol kas turbūt tiek. Galbūt pasakysim galutinį variantą, kad pusę valandos rodom, ar jis nupirksi ar ne. Aš kadangi pats tingiu važinėtis, tai mokinu brolį. Važiuoja jisai aprodyti automobilį. Gal važiuoja, prasivažiuoja. O, Artūrka atlėkė. Gal Artūrka, kad nors, pavyzdžiui, gerą pasakys žiūrovams, mėliems. Ką čia pasakysi? Kas gera? Vasara, saulė šviečia, žydi gėlės. Oras nuostabus, nuotaika zaibys. O ko trūksta? Visiškai teisingai, iki pilnos laimės trūksta pinigų. Tai va, Artūras irgi Audi dėjo jau, ne, kaip suprantu? A, ne dar tik dėsi? Žiūrėkit, kokie numeriai geri. Super tėtis Artūras. Nu tai va, tai apsižiūrėjau automobilį, viską pasitikrino ir sakė, valandos bėgi paskambins. Bet paskambins jis tik tada, jeigu tiks klientui tą mašiną, jeigu netiks, jis man tikrai nepaskambins. Kas ten per draugas sėdi? Tai va, tai bus matyt. Sustojom nufilmuoti tokį va ksenonų juodą neapsitepalavusių variklių 207 ridos automatą, padarios būklės, nebildantį nieko, pirmuką. Prieš žmonių nefilmavom, buvo labai tamsu ir labai ilgai dėrėjomės, nupirkomės jį už 245. Aš žinau, ką reikia padaryti iš karto daliukai. Šitus stringus numaut. O, iš karto vairiukas normalus. Jeigu kam reikia, rašykit, dovanoju. Aišku, veliūras, bet jokių klaidų, nieko nedega. Deg pati mašina. Kaip brolis vertina šitą aparatą? Pliusinsim ką nors? Pliusinsim rytoj. Kažką pliusinsim, išplausim viską ir dėsim į skelbimus. Labas rytas. Ne, nu koks čia rytas? Man rytas nuo 6 ryto. Čia laba diena. Va, vakarykštis pirmukas. Dailutis dar parodysiu dieną, važiuojam, nuplausim ir dėsim fotkinti. Turiu aš biškai geresnius ratus, bet tai gal nereik čia tų ratų. Tai va toks va aparatas. Toks va aparatas. Tikiuosi kaip serija žiūrėsti, kad jis jau bus parduotas. Nu, reikia šiandien dar kažką nupirkti, reikia kažką parduoti. Spentą taip ir nepardavėm. Kol kas taip ir nepardavėm, reikia paimti ratus, biškai reiks pablizginti. Grinai pajuodinam padangas, kad efektas būtų gražesnis. Dėsim saldainiuką į pardavimus. Saldainėlį. Tai bomba. Nuotraukytės gražios. Ką tu filmuoji? Važiuosim, dėsim skelbimą. Pavargau. Gavom pasiūlymą Golfą 4. Golfas 4 į metalo laužą. Atrodo, biškai kaip jis atrodo. Atrodo, jis nieko gero jau. Ir užrakintos durys. Ir durys niekaip sako neatsirakina. Nei čia, nei čia, nei va čia, nei čia. Nei čia. Lauk, aš, man atrodo, turiu mašinai tam tikrą priemonę. Mašiną mes jau nupirkom.
už 150 eurų. Bandysim patenkti vidų dabar kažkaip. Mašinos. Žiūrėk, nedūžta gyvulys. Nu va, patekom į vidų, nes mums reikia dokumentų, kad supildyti žmogui deklaraciją. Tai atsirakinom, jūs taip netrakinėkit mašinų, nerekomenduoju. Nenori. Ir prikinsi centrinis ir neleis dar atidaryti. O, ne tą išdaužiai. Ne tą. Palauk, ten gal pasieksi. Bardačiaką išėsi tu įlipti mašiną kažkaip iššokti. Tik atsargiai. Įlyp. Ha? Įlyp. Šitą specialiai išdaužiau, kad čia šūkių nepalikti. Man matot, šūkių nėra praktiškai. Viskas viduj. Kaip įlys dabar pasiektus dokus? Pagalę gal kokią reikėtų, nes dabar kaip į tos stiklus lipt. Čia susipjaustysi. Šitą langą nenoriu daužti, nes čia prikris stiklų. O, dokai yra. O! Nu ką, einam pildyti sutarčių. Paskui grįšim su tralu ir įsivešim šitą metalo laužą. Tai kol kas turbūt tiek. Nu va, operatyviai atidarėm automobilį. Jeigu jums reikia tokio atidarimo, galite kreiptis pas mus. Nupirkom Golfą už 100 euriukų ir jau mes jį pardavėm už 200 euriukų. Tai va, 100 eurų uždirbom atvažiavę. Važiuojam į rajoną, blemba, čia kokios būzos, karočią. Ir čia pravažiuoju, aš neįsivaizduoju, kaip man čia pravažiuoti. Nu tai va, tai tokie tie reikalai. Tikiuosi, brolis gerai kadrą nuėmė. A? Negerai? Kaip langą daužiau, negerai kadrą nuėmė? Gerai? Nu tai tu žiūrėk. Nu ką, sveiki bičiuliai. Vakar buvo kas pas mus trečiadienis, vakar nieko neveikėm, nes iš vis nieks nesiūlo automobilių. Visiškai niekas, visiškai. O jeigu siūlo, tai nu ten tokie pasiūlymai, kaip aš sakau. Įsivaizduokit taip, kad žmogus skambina, sako, turiu parduoti asilą, bet nori kaip už žirgą. Nu tai va tokie pasiūlymai. Važiavom į svečius pas Edgarą, į meninį lyginimą. Ką darysim? Jis atlieka ne tik meninį lyginimą, o dar ir poliravimo darbus. Ir jis statyt gali visą kybalą, šiaip daug ką daro. Tai pagrindė meninis lyginimas, automobilių išrinkimas, surinkimas ir poliravimas. Tai man reikia pagalvoti biškį pasipoliruoti faras, nes jau šiaip nelabai gerai žiūrisi. Kadangi daug darbų nėra, tai pabandysim užliekti ir biškį papoliruoti. Va čia va turi tokias visokias neblogas gražias lempas. Tokias va. Ten va Pauliucha persirenginė pats meistras. O kur šitas, kur generalinis direktorius vaikšto? Senai matytas. Gal bairį kokį? Be bairių. Be bairių? Nu tai varyk tą mašiną. Bet va turim auksrankį meistrą. To iš čia greitai. Sakė, meistras nenori filmuotis labai. Draugas, farų nesulaužyk. Neduok dievė, žinokit. Neišsimokės. Vakit, aš turiu išeiti tam, kas nenori tiesiai rodyti savo. Va, žiūrėkit, turim tokį išeitį. Turim va tokį išeitį, kas nenori filmuotis, nerodyti savo veido prieš kamerą, tai va grinai. Užsimano, žiūrėkit, šitą kaukę ir viskas. Ir visi vieną veidą. Tai toj Paulius prideda savo rankas auksinės. Šitą kol kas paliksim maskę čia.
Tai va, jeigu jūs norit pasipoliruoti savo faras arba visą automobilį, kreipiatės pas Edgarą arba pas mane ir suderinsim jums geriausią kainą. Dirba kokybiškai ir atsakingai. Tai žinokit, didžiausios rekomendacijos. Visi pirikupai čia važiuoja. Tai jeigu ir tu pirikupas netyčia, ir tu gali čia atvažiuoti. O jeigu tu ir paprastas pilietis, sekėjas ir dar kažkas, atvažiuok, gausi dar nuolaidą. Nuo manęs asmeniškai. Nu tikrai, tu atsakingai viską daro. Tai va to jau biškį papoliruos. Čia va matau kažką. Biškį parodysiu dar to proceso. Nes nėra variantų, nėra ką veikti. Tai užsiminėjom savais automobiliais. Va, kaip atrodo nepoliruota. Nežinau, ar matosi visi šitie lenkimai, apibraižymai. Nu čia fantastika, va vaizdelis toks niūrus ir va toks. Kas ten dar nebaigta? Taip gražiai nupoliravo, kad gali būti iš panakties nupėsnus tas faras mano. Aš jau pradedu pergyvent. Tos ta va poliruota, ta nepoliruota. Va, visokie brėžimai, šmimai ir taip toliau. O čia, Pauliu, dar tu nieko nedaryk. Blizga, ledas. Tai jeigu ir jums to reikia, kreipėtės va čia ir nukreipsiu ten, kur jums ir vieta. Ir ką aš jums čia rodau, spėkit. Aš žiūriu, yra automobiliukas vienas, dėl kurio niekas ten niekur neskambino. O aš nuvažiavau. Aš tiksliau pasiskambinau. Atvažiavau vienintelis, pirmas. Žiūriu, afigienas Subarikas. Afigienas. Tai va taip atrodo. Gerų metų. Ganėtinai gražus. Turi ten vieną kitą mini rudelę, bet tai čia kaip Subarika, tai čia iš vis runda. Padaryti visokie antikoroziniai. Nu ir nupirkome šitą gražuolį už 1900. Čia nuvažiuosim turbūt pas Edgarą. Štai visi, bet ar nuvažiuosim iš čia? Ai, gal Edgaras biški čia atšaus. Atšaus biški, gal papoliruosim kažką. Va čia vat blogiausia yra vieta, nežinau ką čia daryti. Bet neskaniausia vieta. Gal sutvarkysim tą sparną kažkur. Gal ir netvarkysim, bus matyt. Tai vat, toks va Subarikas. Važiuojam į rajoną. Pasistatom ir grįšim Mersą pasiimti, nes brolis kažkur dingęs. Aš kol kas vienas. Tai va, grinai Mersą palieku. Šoku į Subariką ir važiuoju į rajoną. Tai kažką bent jau nupirkom, kaip aš sakau. Du rakteliai. Tai va, sutikau Luką. Ir šitą. Sako, padės man nuvaryti iki serviso pas mane Mersą. Ta Mersą, blemba, Subariką. Reikia ten biškį patvarkyti ir technikinį pravaryti naują. Tai va, tokie va piragai. Tai važiuojam, kavos paimu už tą paslaugėlę. Ir varau iki serviso, nuvarau Subariką palieku. Ir važiuoju pasimti Mercedeso. Nes brolis kažkur dingęs, net neįsivaizduoju, kur jis yra. Skambina kažkas, galbūt brolis. Nu ką, įpilsim biškį kūro. Ateisim su Lukaška pasisveikinti su žiūrovais. Senai nieks nematė, žiūrėkit, įsidegęs grįžęs višsas iš kur tu buvai, Maldyvose? Amerikai buvo. Miami, Chicago, Kaip ten? Kosmosas, tarai, Kosmosas. Sakė, čia ne pas mus Lietuvoje šitoj. Žiūrėkit, koks įdegęs žmogus, a? Labas rytas, aš kaip ir šitą kiekvieną rytą tokių laikų 20 išeinu iš namų ir važiuoju į salę sportuot. Ko aš čia prisijungiau taip anksti, pasižiūrėkit.
kas darosi už lango. O už lango niekas kitas. O netikėta žiema. Nu jo, žiūrėjau orus. Ir paskutiniai orai jau buvo tokie visai, kaip ir sakoma, malonus jau. Viskas, pavasaris, čia visi džiaugiasi. Ir šiandien labam atsikėlė. Ir vėl žiema. Bet aišku, žiūrėjau orus, tai čia ta žiema, tai jinai tokia bus trumpa, ganėtinai. Biškį džetą parodysim, kaip atrodo. Va tokia džeta, pirmadienio vakarą. Dar nupirktas vienas automobilis yra. Rajone jau stovi. O lempa viena nešviečia. Tai vat. O esam ne pas bet ką kitą, o pas normalų, ne tokį kaip aš dar silpną. Influencerį, Justiną. Justą, kaip vardą. Pas Justą. Tai vat, perkam jo džetą. Prakiošau. Įkiša man tą džetą. Antrą kartą netgi atvažiavau žiūrėt. Jis galvoja, kažkas paprotino, turbūt sako, ai, parduok tu tą seną mašiną jau. Tai vat, tai ir gerai buvo su manim turėti reikalų, norėjau paklausti. Labai gerai, labai rekomenduoju. Tik tu mane išsiveži greičiau. Nu, žmogus gal nemeluos, žinokit, aš nelaikau čia šautuvo jam ir ėmės. Kažkur iš apačios. Ne jis kitas, dar yra už. Tai va, tai imam šitą džetą už 3000 eurų. Kažką patvarkysim, padarysim, bandysim kažką užpliusint. Tai netgi Justinas bus prisidėjęs prie mano M4 projekto. Jeigu aš dar jį gyvendinsiu, čia labai sunki rinka pas mus dabar kažkas sustojo, tai nežinau ar pavyks. Tai tiek, tai kertamės rankom. Ir sėkmės projektą įgyvendinti. Antradienis, nieks nevyksta, beveik. Tai va tokie reikalai. Davai, Robertai, palabiškai žiūri mašiną. Pabilėksiu. Nu, tai mokėjai, nu tai kas kaltas, kad tu... Kas kaltas, kad jisai kvailas, a? Ar aš? Ne ašgi kaltas. Tai va, žiūrim šitą insigniją vienu žodžiu. Pas šitą va. 3,5. Pas burgerį. 3,5. Tu pažiūrėk, koks salonas. Jūs pažiūrėkit, kaip žmogus važinėja, kur jisai gyvena. Kokiam tu miške gyveni? Nu, kaip taip įmanoma? Čia aš nesuprantu, čia nu absurdas kažkoks. Grinai absurdas. Rodyklas kažkaip nesuvaikštot pirmin atgal. O! Kolonėliai. Turbina švilpia. Ne, čia nieko nėra, ne DPF nieko, čia viskas iškastruota. Gumos nuplyšusios. Oi, bratka. Oi, nei dugno apsaugų, nei nieko. Salonas tai šiaip sau, ne? Neartink, čia ir tai viskas matosi, pridėk geriau kamerą arčiau. Matosi, kad Murza važinėjas. Nu ką, reikia praliekt turbūt, Palmers reikia užgesinti, aš vis laik saliarką deginu. Service Parking Systems. Jo, čia... Rankinis neveikia? Ne, partronikas neveikia. Oi, kas šis tavo yra kolonkė? Tai kam jūs kastravot? Ką? Kam jūs kastravot? Gyvenimo mačius baisiai šitą mašiną. Kaip karobka dirba, kaip dėžė, Viskas gerai. kaip automatas. Viskas nedaužo nieko. Nedaužo? Ne. Pakabai irgi yra. Va, iš šitos pusės galbūt kažkiek, žinai, tipo kažkas yra, bet šiaip tvarkingai. Gelinės spiruoklės buvo keistos naujos pastatytos. Tai va tokie reikalai. Žiūrim šitą automobilį, testuojam. Kol kas jis man daug džiaugsmo neneša. Nu tai va, mašinas mes šitos neperkam, aš kaip suprantu, ne? Už 1,5 ponas neduosit. Atsiminkit, jungsim kamerą vakariais, man skambins už 1,5. Bus jau visur užpalinės ją. Tai va, mašina čia šūdų krūva. Parodijus, ten tas anas. Iš karto heitą duosim. Nu tai va, vienu žodžiu, už 2000 aš jos nepirksiu. Pigiau jos netiduoda kol kas. Bet žinant jį, gali būti link vakaro maždaug atiduos pigiau. Ne, tai man nėra nada. Už tą kainą. Buvo toks yra ketvirtadienis, ten mašiną pažiūrėjom.
Dabar atvažiavome Panevėžį, va žiūrėt Mercedesą, parodyk bišį, gal kažkaip tą Mercedesą iš aukščiau, nežinau, žmogus leis filmuoti, jeigu leis filmuosim, jeigu neleis, tada arba papasakosim po žiūrėjimo, arba nupirkimo, nežinau, kas čia bus. Nupirkom Panevėžį. Kažką įlipau. Vat blogiausia čia šitą Mercedesą, va, šitas va reikalas. Šitas va reikalas, šiaip visai neblogas. Moteris mus pamatė per Instagramą, kad superkam automobilius ir sugalvojo pasiūlyti. Tai vat nupirkome šitą va daiktą, apie kurį papasakosiu plačiau vėliau. Tai bent jau čia kažką nupirkom. Kaip matėt, Vilniuje nieko nenupirkom. O Panevėžį nupirkom. Tai nebereikalo pakeliavom. Tai grįšim į Vilnių, plausim, ruošim kažką, žiūrėsim, darysim ir dėsim į skelbimus, bandysim parduoti. Dabar laukiam, kol per regitrą suvaikščios per sistemą deklaraciją, padėsim moterį patvirtinti ir važiuosim namo. Jeigu jums reikia tokios paslaugos, kreipkitės pas mane. Nu, va, kaip matot, aš jau grįžau į Vilnių, brolis dar visai negrįžo į Vilnių. Sakė, visai važiuoja tiesiai per aplinkui. Jis tiesių kelių, važiuodamas be navigacijos, gali kažkur pasiklysti. Iš Panevėžio į Vilnius laik tiesiai, bet jisai nežinau, ką jisai sugalvoja. Tai aš jau ir tualetą nuėjau ir viską ir valaukiu, ir dar jo nėra. Varysim ruošti Audi. Pfu, kokia Audi, senai turbūt jau Audi turėjau, varysim ruošti Mercedesą. Mercedesą, bet to mes nupirkom už 2000 eurų. Kaina tai tokia, aš nežinau tų mechanų, nelabai man patinka, bet bandysim kažką išgimdyti, o ir brolis atvaro. Ar tai ne brolis? Brolis. Ką jis ten suėdė mašiną jau. Kas ten kur kabina? Girdis kažką. Pasigirdo gal? Nepasigirdo? Gerą mašiną. Ką? Taupus automobiliukas. Taupus? Mhm. Gerai, ką, imam jodintoje padangų ir važiuojam. Važiuojam plauti ir dėti skelbimus, nu. Ten ir važiuojam. Važiuojam plauti automobilį, ne kur kitur, o į ProBro. Aš čia visą laik plaunu automobilį. Čia yra ne reklama, man už nieks nemoka pinigų, nors galėtų mokėti, nes aš čia plaunu visus savo automobilius, kiek turiu. Tai kad ProBro, buvę ten švaros broliai ar kaip ten, susisiekėt su manim dėl reklamos. Aš kiekvieną dieną pasisplaunu savo automobilius. Man patinka jūsų tunelinė plovykla. Tai lekiam ne kur kitur, o tik tai į ją. Čia va įlekiai, Garbanius va stovi, tik tai ranko musikuoja, užvažiuoji 3 minutės, tu laisvas. Važiuoji ar į darbą, ar į sodą, ar šašlų kept, kur nori. Ir sušvarė gražią mašiną. Tai va. Susisiekit su manim dėl reklamos, žinokit, gerą reklamą padarysiu.